Nu ką, labas vakaras visiems, labas vakaras, oi, per garsiai gal šiek tiek. Labas vakaras Radio Tau klausytojams, labas vakaras tiems, kas yra per www.tau.lt. Esu gavęs, kaip čia lietuviškai pasakyti, kad nepasakyta, kad sakau www, nes tiesiog neįprastas toksai. Ai, tipo www, reikia sakyti. Ne, tiesiog sako, nieks taip nebesako tau.lt viskas. Ai. Tai sveiki žiūrovai, kas žiūrėsit ketvirtadienį, sveiki, kas klausot šiuo metu. Pagaliau vėl sugrįžom tą savaitę, tai žiauriai greitai pasprogo. Šiaip tai iš tikrųjų labai greitai prabėga. Aš nesupratau, kas įvyko, jau vėl reikia eiti į laidą. Jo, tikrai nuostabus dalykas. Bet šiaip čia norėjau, aš važiuoju, šiandien jau visą dieną važiavau ir galvoju, greičiau tą laidą kažką paplepėt, paprikolint. Reikia viskai išnekėti jau, ne? Tokie jo, nes po pirmų laidų pavargdavom, o dabar tokie, aš bent jau laukiu. Po pirmų laidų tai tikrai toks pavargęs grįžau namo. Dabar jau į pirmą laidą, į pirmą išėjimą, tai jau su tokiu entuzijazmu į galą. Jau pavargstam dabar į galą. Ir šiandien džiaugiuosi, kad buvo gera nuotaika, nes šiaip tai man labai oras lemia nuotaiką. Jeigu diena kaip šiandien yra, tai toksai būnu pats pridusęs toksai dažniausiai. Šiandien buvau geros nuotaikos. Ką norėjau pasakyti? Šeštadienį aš net pasižymėjau, kažkaip net atsimenu, galvoju, kad šeštadienį buvo labai gražus oras, saulė švietė ir aš pagausai, kad net nuotaika mano kita buvo. Vairuojant, aš ten kažką dainuot pradėjau, šokti maž. Tralelė, valelė. Aš nežinau, gal tik tai man taip, gal taip nėra, pavyzdžiui. Ar pasileidai tą dainą tavo geriausios nuotaikos iš kompakto? Kokia yra geriausios nuotaikos daina mano? Aš nežinau. Iš jausmo. Ai, įgrės. Galės paieškoti, gal turi čia, galėsim pasileisti, bet nepasileidau nieko, tiesiog kažkas grojo, man geras vaibelis buvo toksai. Bet negeras vaibelis važiuojant man buvo šiandien, nes aš iš pradžių galvojau, kad su mano mašina kažkas negerai ir jau kreipsiuosi tai tikrai žinok, taip galvojau. Esmė kokia, važiavau Pilies žiedu ir mašina taip užslydo, aš driftų praėjau visą Pilies žiedą ir aš nesuprantu, pasižiūrėjau, temperatūra 6 laipsniai. Neturėtų. Ir nesupratau, bet taip užslydau gerai, galvoju, su mašina kažkas negerai, gal pabėgo ratai, nežinau, man pasiliko gale kažkur. Ir tada grįžau namo ir Facebooką kažkaip atsidariau ir buvo postas atsargiai ten kažkurioje ten gatvėje slidu. Ir tada komentarai, kad visiems belia kaip slysta. Ir nežinau, ar tu šiandien slydai ir nesu mašina kur nors. Ne, šiandien man kažkaip nepasitaikė. Nes geras, vairuotojas, kaip mechanikas slys. Tai kaip čia, padangos geros, su gumbais. Jo, tai kokia esmė yra, pasirodo, kai kelininkai naktį pila kažkokią druską, kažkas nuo jos užsilieka, aš net nežinau, ar kitokia negu anksčiau, ar kažkas nepasigilinau iki galo iš tą momentą, bet nuo tos druskos kažkas lieka ant gatvės ir kai sudrėksta gatvė... Aš ramiai žiūrėjau į tave. 12 metų man. Kai sudrėksta gatvė, tada kažkas pasidaro ir slyst pradeda. Ir aš tikrųjų nežinau, po to pradėjau vaidentis, važiuojam į studiją, žiūriu, kad man kažkokie burbuliukai baloja, dar kažką. Ne veltui sakai, kad tau padangų kitur reikia jau. Vietoj smėlio su tarkuotu muilu išbarsta, kad slysta po to viskas. Matai, pas mane tai 4 varomi, tai man biškai kitaip. Oi, tai aišku, čia pasigirkim dabar. Taip. Tai va, tai tokie reikalai šiandien važiuojant į studiją, esam pasiruošę štai laidai, tikiuosi, mums tai bus linksma, tikiuosi ir jums bus linksma. Šauniai smagiai. Jo, tokių visokių temučių daug, kas įvyko per savaitę, irgi galėsim apšnekėti. Tai trumpa pertrauka, greit sugrįšim. Oi. Gerai, aš norėčiau kai ką pašnekėti, pašnekėti labai apie tai, kas vyko ne mūsų laidos metu, bet kas vyko užkulisinėse šiek tiek dalykuose. Mes savo laidos trumpesnius reportažus, įdomesnius keliame ir į savo socialinius tinklus, galite mus visur surasti, Begis ir Belis. Ir kalbu apie vieną video TikTok'e, kur mes kalbėjome... Paskutinis jaučio, ne video? Jo, daugiau nieko ir neįkėliau. Ir mes kalbėjome apie tai, kad nėra maloniausia dalis žmonėms, vyrams, matyti kitus nuogus vyrus rūbinėse.
Ir čia mes užkabinom dalį žmonių, užkabinom tuos tikruosius. Užkabinom, aš žiūrėjau į tos komentarus ir galvau, o super mamytė susirinko. Tik tai ten super bahuriukai. Ja, super bahuriukai, grinai. Super bahuriukus užkabinom, kurie mums sakė, kad viskas yra normalu. Nu kaip ką, pagal skonį, aš tai taip sakyčiau. Pagal skonį. Žiauriai tinka žodis. Jo, kiekvienam pagal savo skonį. Man nėra malonu matyti kitus žmonės nuogus. Man tai netrukdo. Tada, kada nenoriu jų matyti, nespecialiai kada. Man netrukdo, bet, tipo, pavyzdžiui, tavo atveju, tai nenorėčiau, kad prieitų prie mane šnekėtų. Aš? Kad nuogas dabar čia sėdėčiau. Nenorėčiau. Tai nedarysim tokių challenge. Nemanau, kad mes kalbėtume, tiesiog. Nedarysim tokių challenge tada. Tiesiog būtų, ta prasme, awkward. Jo, ir apie šitą, apie nuogybės dar šiandien pašnekėsim. Biški bus dar. Sugrįšim apie šitos temas, bet aš kitą dalyką norėjau tavo pasakot. Mačiau labai įdomų dalyką. Žaisdavai Pokemon Go? Žaisdavau. Žaisdavai? Oi, žaisdavau. Kokį geriausią Pokemoną esi pagavęs? Jau neatsimenu, žinok. Seniai buvo. Okay. Žiauriai seniai buvo, tikrai neatsimenu, net gaminčiau dabar. Okay. Aš su Pokemon Go atsimenu iš visą tą atsiradimą jo. Kada jisai atsirado pasaulyje, žmonės jo labai laukia. Žiauriai, ir iš pradžių Lietuvoje jisai neveikė ir tu turėjai persistatyti savo telefonę į Amerikos regioną, kad tu galėtum parsisiųsti Pokemon Go ir kad galėtum pradėti žaisti. Ir aš pradėjau žaisti ir aš nepasakysiu dabar kuris, bet vienas iš tuometinių Žalgirio krepšininkų tiesiog parašė man ir sako, kaip čia parsisiūnęs šitą. ir visi žmonės klausinėjo tada ir ten buvo visas tas bajus, kad tiesiog žmonės labai norėjo įžaisti. Šiaip tai jeigu, ar tu turbūt gal ir gerai, ar žinai, kad jis pastatyta šiaip yra ant kito visai žaidimo, kuris vadinasi Ingress. Ingress, kažkas tokio. Realiai principas ten yra visiškai toks pats, tu turi vaikščioti po miestą su savo gauja ir užiminėti kažkokius tai savo objektus telefone. Realiai visas principas visiškai toks pats, tik tai kad Pokemon ten nėra. O vis dar gyvuoja tas žaidimas? Aha, jie būtų dar yra gyvi. Ir apie linko aš lenkiu, ką aš norėjau papasakot. Tai... Parsisiuntė vėl? Neparsisiunčiau vėl. Šiaip labai daug žaisdavau, šiaip labai geras žaidimas, skatino žmonės vaikščiot. Aš atsimenu, kaip mieste, kai jis tik išėjo, matai krūvą jaunų žmonių su telefonu rankai vaikšto. Varo, per telefoną mėto Pokebolus. Jo. Geras buvo vaizdelis ir prie tų visų vietų, kur tu galėdavai gauti papildomų Pokebolų ar dar kažko visą laiką būriai žmonių sėdėdavo. Toks geras toksai susibūrimas ir pats žaidimas, kad jisai verčia išeiti iš namų ir verčia pasivaikščiot. Pats konceptas visas geras. Kame buvo paslėptas kurmis šitam visam žaidime? Jo, tai kaip čia suformuluoti protingiau, kad skambėčiau. Realiai, jie niekada to neslėpė, bet tiek Ingress, tiek Pokemon Go buvo naudojami tam, kad sudėlioti AI-aus pagalba gyvą žemėlapį visų miestų. Okay. Nes tu vaikščiodavai su savo kamera, iškėlęs, ir jie filmuodavo tuo pačiu metu, ir jie perdodavo, aš nežinau, kiek AI-aus to buvo tais laikais, kada išėjo, gal jie duomenų bazę kažkoje kaupė, dar kažką tai, bet jie dabar panaudos tam, kad padaryti AI-aus žemėlapius. Tai jeigu kas nors žaisdavo tulkę atsisėdė, tai žinokit, kad jūs jau žino, kaip jūs tulkas atrodo. Tai ir visi žmonės žinos, kurie turės prieigą. Nežinau, gal privačių vietų nedės, bet tokia yra istorija. Čia dar geras klausimas. Aš nesu piktas, iš tikrųjų, jie pranešė ir taip toliau. Gal turėsim gerą įrankį kada nors. Nu įdomu bus. Netrukus. Dabar kalbėsime apie, sakėm, kad dar prie nuogybių sugrįšim. Dabar čia bus. Taip, sakėm, kad sugrįšim ir sugrįšim iš tos pusės, kad būtent praeitą savaitgalį Vilniuje Litexpo pirmą kartą Lietuvos gyvavimo renginukas toks buvo. Istorijoje vyko erotikos festivalis pavadinimu Eros 2024. Ir labai iš tikrųjų įdomu buvo, kaip jiems seksis, kaip viskas vyks. Kad nes Lietuvoje nelabai iš vis yra tai daug kalbama, mes tokie uždaresni Lietuvoje esam, mes daug nekalbam apie nuogybės, daug nekalbam apie seksą, daug nekalbam apie, nežinau, sekso žaislus, tiesiog... Pasakei tą žodį.
Veidas tik pasisuko. Daug šitų temų yra tabu Lietuvoje ir buvo labai įdomu, kaip tai seksis, nes būtent visa paroda ir buvo paremta tuo, kad ten buvo ir BDSM-as, ir striptizo šokiai, Oi, ko ten nebuvo. Ir daug kitų dalykų jo. Ir iš tikrųjų labai įdomu, kaip žmonėms sekėsi ten. Aš turėjau ten būti, bet nebuvau, vėliau gal sugrįšiu irgi prie šitos temos, buvo labai įdomu pasižiūrėti gyvai. Viens tu. Mačiau negyvai. Negyvai. Žiauriai viską. Mačiau atgarsis tik tai, jeigu žiūrėkit, kas nors, aš čia pasijungiu jūs, jeigu kas nors buvote iš mūsų klausytojų eros parodoj, paskambinkit, papasakokit, mums labai įdomu yra. Studijos telefonas yra 837-210-330. Jeigu teisingai atsimenu, skambtelkit, aš matysiu, kad jūs skambinat, pabandysiu įvesti į eterį, papasakokit, kaip ten sekės. 837-210-330. Taip, o iš tikrųjų iš video aš mačiau, kad nebuvo labai daug žmonių. Aš kažkaip tikėjausi, kad gal sugužės daugiau žmonių į Litexpo. Daug labai žmonių nebuvo, iki kokio 1000. Bent jau tai iš tos dienos, iš kurios mačiau aš video. Nu, aš mačiau irgi porą video, tai šiaip, nu, ką mačiau, kokius video, tai ten, kur pagrindinis buvo tas pasirodymas, kur daug merginų buvo ant scenos. Tai šiaip ten atrodė žmonių crowded, nu, tipo daug žmonių buvo, bet pasisuko vienu metu kamerą ir taip matau, kad už nugaros nelabai kas stovi jau. Panašu, kad mes turim skambutį, jeigu čia taip suprantu techniką. O. Labas vakaras. Labas vakaras. Aliu, labas vakaras. Ar kažką negerai darai, ar žmogus nekalba? Nežinau, gal nemoku. Dabar numest. Supratau, pabandykit dar kartą skambinti, aš pajungsiu dabar. Bandysim, susiderinsim to. Dabar teisingai pajungsiu, aš buvau už kabinės liniją, tai 837-210-330. Taip, tai tu matei geresnį video, aš mačiau tik tai, kur po vieną merginą buvo ant scenos. Bet jo, ten tas striptizas toksai, jisai buvo rimtas, jisai buvo su visom blogybėm, su visko. Aš galvoju, kad Litexpo galvojau, kad tokių dalykų nedarys, bet darėm. Pakankamai drąsiai. Labai įdomu tikrai buvo. Ir aš mačiau, kad turėjo ir vyrų, tarp kitko, pasirodymas būti ne tik moterų, bet nemačiau to įkelto. Mačiau, kad tarp kitko video... Jo, bet ko tai va šito nemačiau įkelto. Video su moters šokio ant scenos, mačiau, kad tik tokia surinko 600 000 laikų. Tai peržiūrų turbūt buvo milijonais, kad tiek laikų surinkti, tai irgi labai įdomu. Wow. Populiarinam Lietuvą. Okay. O tai va. No. Sako visi, kaip tas Travel Lithuania galvoja, kaip čia išpopuliarinta Lietuvą. Bando visokius Vilnius G taškas, taip toliau. Va, tai tiesiog paprašiau. TripAdvisor jau kylam su šito jau. Keliom vietom į viršų. Ir rekomendacijų vieta yra įdėta. Jo, bet ką, aišku, ten buvo fantazijos, romantikos stendai, mačiau tatuiruotės darė, tokių, man irgi buvo įdomu iš stendų, kas atvažiuos, nes romantika, fantazijos mes žinom. Pažintys buvo, mačiau. Pažintys, jo, man buvo įdomu, kokių dar tų stendukų gali būti susijusi būtent su šitu renginiu. Ir tik mačiau, kad žmonės po renginio jau skundėsi, kad renginyje buvo per daug nuogybių ir gašlybių. Kur, nu, ką? Kodėl? Dabar man atsakyk, tu eini į tokį parašytą, pavadinime, Eros. Taip. Čia tas pats, kas aš eičiau į Bernelį, sakyčiau, blemba per daug lietuviškų patiekalų. Kur sušių kokiu? Jo, tai labai įdomus žmonių požiūris, kodėl jie sako, kad per daug nuogybių yra. Nu tai neikit, nu tai ta ir buvo ir užkomunikuota, visa reklama iš tikrųjų buvo ganėtinai gašli ir nu susimaišyt, kad ne ten patekt. Nežinau. Aš įsivaizduoju, kad aš gal pritemčiau prie to, kad jie sakė, kad per daug nuogybių, nes, supranti, Litexpo. Žinai? Aha. Litexpo. Nu aš tą patį galvojau jo, bet jie pasistengė šauniai. Šiaip jo, šį kartą labai pasistengė, mačiau ir iš nuotraukų ten, kad buvo tikrai, jį buvo į ką pažiūrėti. Jeigu tu į tai esi. Gailės, kad nevarai. Ir taip ir ne. Supratau. Ir aš dar mačiau, ne tik vyko tas renginys, buvo ir jo afteris po to. Šito tai aš jau nemačiau. Afteris buvo kažkokiam klube, jis turėjo būti kaip paprastas renginys. Ir dabar aš nesuprantu, ar tam klube, kur vyko afteris, šitas visas veiksmas, kurias papasakosiu, vyko, ar kažkurioje dar kitoj vietoj buvo kitas privatus afteris. Bet aš kaip tik šiandien skaičiau straipsnį, kuris buvo toks, vat. Tai mergina atėjo į tą afterį pasibūt ir sako, pirmas dalykas, kurį pamatė, kur įėjus,
Tai yra milžiniškas X metalinis ir prie jo pririštas vyras. Ne, moteris. Ir vyrai su botagai šalia stovi ir užsiiminėja. Mojuoja. Ir va, aš čia nežinau, ar čia buvo privatus kažkoks kitas aktorius, kuris jau skamba kaip orgija šiek tiek, ar buvo čia viskas tam pačiam naktiniam klube. Tai irgi įdomu pažiūrėti. Čia, jo. Jeigu kas nors buvo, paskambinkit, pakelsiu ne į eterį. Paprastai, senų būdų pakelsiu. Įdomu telefono numeris. Irgi įdomu tikrai daugiau sužinot. Įdomus visas tas konceptas yra. Jo, ir aš tikiuosi, kad neišsigąsi, darys kitais metais, padarys geresnį. Aš tikiu, kad pirmi metai galėjo būti kažkokių tai niuansų, kur tikrai sunku yra daryti ir tokius renginius pirmais metais. Aš tikiuosi, kad eis dar, kad ir tada jau aš varysiu, kada pasimokysiu šitų klaidų. Padarysiu. Jo, ar tikrai pasimokysi? Ne, aš pasimokysiu, jie pasimokys iš klaidų ir padarys dar geresnį renginį ir tada aš sakysiu, sveiki. Bet ar tu pasimokysi iš savo klaidų? Nu, čia klausimas. Gal dar prieisim šiandieną papasakosiu. Taip. Tai va, tokie renginiai buvo sueros, tokie reikalai vyko šitą savaitgalį. Šitą savaitgalį taip pat vyko ir Kauno eglutės įžiebimas, bet apie tai kito išėjimo metu. Gelbėt pastoviai tave reikia. Aš pakliuvau biškį tarp laidų, užsipyniau. Tarp laidų. Jo, tai viskas tvarkoja dabar. Tai aš žadėjau, kad pašnekėsim apie eglutės įžiebimą, bet dabar galvoju, kad pasiimkim kitą. Biškį nukelsim. Nuokrypį kitą padarykim. Kažkokį misterį. Įterps Domas sako, kalbėsim apie tą, kur tau nesakiau. Gerai sakau. Tai va, toks klausimas tavo. Pasiruošęs? Kaip praeitą kartą. Oi, komentarų vėl bus. Ne, toks paprastesnis šitą, žinok. Ką darai, kai negali užmigti? Žinai, ką darai, kai negali užmigti? Žinai, atsiguli ir neina užmigti, ką darai? Čia geras. Šiaip dabar jau seniai buvo taip, kad negalėčiau užmigti atsigulęs. Nes dažniausiai dabar pastaruoju metu tai, kad iškart lūžtų. Pavargsti per dieną, vargšelį. O jesu. Nu? Tu pagyventų, mano. Jo, čia tas įprastas. Kai tau bus tiek metų. Nesvarbu, kad tu vyri. Įsijungdavau kažkokį neįdomų serialą. Neįdomu? Jo. O kam tada? Aidu tipo, kad užmigtum tiesiog? Ai, ne, dažnai ką? Buvom paskutinį kartą įsijungę tai šitus lietaus garsus. Man tai jie nepadeda, man blaško tiesiog tie visi lietaus garsai, white noise, visi kiti dalykai. Ne, man šitas padeda, nes kiekvieną kartą, kai būna, pavyzdžiui, laukėtas oras, blogas, kaip tu sakėjai, ne, tau ta nuotaika buvo su oro, ne, susistabilizavo. Tai įsijungi lietų, apsiverki ir eini miegoti. Įsijungi dramą. Ne, man, pavyzdžiui, kai būna lietus, žaibai, kažkas toks blogas oras, tai žiauriai traukia prie žemės, žiauriai nori miego. Ok. Žinai, ką aš darau? Aš čia pastaruoju metu save prigavau, vieną kartą netyčia padariau ir dabar visą laiką darau. Nu. Išgeri vaistų. Ne, geresnė. Aš vieną kartą netyčia kažkaip ir žiūriu, atsiguliu atgal, žiūriu iškart miegu. O. Žinai, ką darau? Nueinu į šaldytuvą, visą laiką dabar turiu namie. Išsitraukiu rūkytos dešros, atsipjaunu gabaliuką, deduosi į burną ir bekramtydamas nueinu atsigulu ir... Aš čia per bairės. Jo, ir aš nežinau, aš visą laiką, mane vėra kaip mygdo, gal nuo soskės laikų man primena kažką, aš nežinau. Nedaug užaugęs. Gal mano soskė trindavo į rūkytą dešrą. Į lašinius. Bet mane iš karto mygdo, aš momentaliai tiesiog. Jeigu kas nors žinot, kodėl tai vyksta, vis dar paskambinkit. Paaiškinkit. Ir... Jeigu dar pažiūrėt, kuom aš esu keistas žmogus, nes šitas yra pakankamai keistas dalykas. Sako dar. Yra daug daugiau. Bet jeigu dar pažiūrėt, kad aš keistas žmogus, aš irgi galvojau, papasakosiu, padiskutuosiu su tai, nes esu turėjęs ginčų. Aš esu visų programų, telefonų ir taip toliau update freakas. Man viską reikia atsinaujinti, bet kaip, žinai, ką aš darau prieš kiekvieną kartą einant miegot, patikrinu, ar yra programėlio update. Rimtai. Aš visą laiką ir visas atsinaujinu. Ligonis. Tu taip nedarai? Ne.
Aš girdėjau, tu prieš tai skundėjai, kad tau siūlo 18-ąją įsirašyti ir tu nesirašai. Nu taip, aš netyčia užmačiau, kad man siūlo 18 atsidarius nustatymus, bet nesirašiau dėl to, kad reikėjo įfilmuoti. Aš esu tas žmogus, kuris seka, kada išleis iPhone update ir jį update'inu. Nu ta prasme. Žinai kodėl? Žinai? Nu. Nes new is always better. Viskas, kas nauja, yra geriau negu kas buvo prieš tai. Jie tikrai nedaro blogiau savo. Nu, tai mūsų tėvai nepasakyt. Kaip ir sakėm, prie rusų buvo geriau. Apart tų momentų, kada iPhone specialiai lėtindavo praeitus telefonus. Buvo toksai. Jie žiūri, jisai mane nepakės. Nepakės, aš žinau šitą faktą. Okay. Jie update specialiai lėtindavo, po to jas prigavo, tada jie dabar taip nepadaro. Jo, tai ir buvo ten tas iššokę naujienos, kad kažkada, kad prikrauna per daug tos talpos į atnaujinimą ir kad tu tiesiog užimtų iPhone'ą ir pirktų naujus iPhone'us. Nu, kažkas ten buvo. Kažkas tokio. Bet va, aš esu tas žmogus, kuris visą laiką viską turi updatint, nes naujas yra geresnis. Ir man pastoviai draugė sako, kiek tu gali čia. Bet man viską reikia, aš dar jos telefoną nueinu updatinu. Aš nežinau, kodėl man toksai, man palengvėja. Pleisteką atsidaro irgi viską updatina. Taip, pirmas dalykas, ką darau įsijungęs Pleisteką updatinu. Tai nereikia pasirinkti updatinti, tiesiog updatinu. Aš periodiškai kartą per mėnesį pratikrinu visas programas savo kompę ir jas updatinu. Rimtai taip darau. Ok. Tai va. The more you know. Tai va, papasakom, koks keistas aš esu. Iki kito karto gal tu sugalvosi kokį nors keistų bruožų patirausiu. Kažką pabandysiu pagauti savęs. Gerai. Gerai, tai sugrįžtam prie to, ką buvom pasižadėję apkalbėti. Tai Kaunas pirmasis iš visų didmiesčių, iš visų didžiųjų miestų, šiaip iš visų miestų, ką aš išneku, įžiebė eglutę. Eglutė skarota, eglutė žalia. Kada čia buvo? Lapkričio 2-3. Prieš Helovyną jau eglutė skarota, eglutė žalia buvo. Mėnesiui iki Kalėdų buvo įžiebta Kauno eglė ir... Niuansas yra tas, kad jinai yra gyva, tai nežinau, kaip jie ten laistys, bet mėnesį turi išstovėti. Eglutė. Nu, tai su tokiais orais, tai ką čia reikės laistys. Tai jau buvai prasukęs, matėjai eglutę. Dar ne. Taip gavosi, kad aš savaitgalį nebuvau Eros, buvau Kauno centre, nes buvau pas draugą gimtadienį, išsirinko puikią dieną. Laisvės alėjai pasidaryti gimtadienį. O tai smagu buvo. O buvo mašiną pasistatyti. Nepametėt viens kito. Ojojoj, liuks buvo mašinas, ras kur prisiparkuoti. Tai ačiū Dievui, prieš pat mane išvažiavo ir aš iš karto važiavau, nes būčiau valandą laiko strigęs tiesiog. Suki. Donelaičio gatvė buvo visa uždaryta, negalėjai ten įvažiuoti. O aš kaip tik ten kirtau, aš galvojau, už Romuvos pasistatysiu. Kaip ten patekti. Kaip Donelaičio gatvė uždaryta. Tai va, buvo didelė masė žmonių. Ir suprantu smagu, aš mačiau, ten koncertų buvo daug. Ten mačiau, buvo daug tų visokių, ir ant kabėjo, ant pastato senelis, ten iš nuotraukų mačiau. Gerų nuotraukų vėl matėjai antrą kartą. Nu, papasakok, ką ten? Labai daug nemačiau, bet, tiesiog mačiau, buvo pasirodymų nemažai, mačiau ir The Roop buvo, ir dar kažkas, jau net neatsimenu, bet labiausiai tai patiko ta nuotrauka, kur žiūri, nesitikė ir tada iškrenta fotkė ir taip, o. Tai kas ten buvo tai nuotraukoje? Kaip senelis pastatų vaikščiojo. Nematėjau. Nematėjai. Gausi parodyt. Gerai. Taip, ir buvo labai daug žmonių, ir buvo ne tik šiaip labai daug žmonių, buvo labai daug tų maroziukų tokių. Ir vietinių. Jų buvo, kaip ir aš galvojau, kad jie dingę yra ir išnykę, pasirodo, ne, jie visi suvarė į centrą, visi girti, visi daro nesąmonę, šūkauja, kabinės prie žmonių, ir tai net nebuvo labai vėlu, ten buvo 8, 9, nėra tas laikas, kada tu turėtum baimintis, kad kas nors gali vykti, bet jie kabinės prie žmonių neskaniai atrodė. Šitas reikalas. Mūsų laikais taip nebuvo. Buvo. Ir jau po to aš išvažinėjau. Kaip man nepatiko. Aš visą laiką kažkaip džiaugiausi, kad Lietuvoje viskas yra gražių iščiustyta, mes nešiukšinam ant žemę ir taip toliau. Nė velnio. Kai sueina šita banda žmonių, kai sueina tas visas, toks, nesakysiu, ką norėjau pasakyti.
Jau įtariu. Jo, bet kai sueina ta banga visa žmonių ir pilna šiukšlių mėtėsi, labai neskaniai atrodo, susirinkit paskui save. Jums daro nemokamą koncertą, jūs dar šiukšlinat, kad po to surinkti viską. Taip, tu jūs gyvenat tam pačiam mieste. Tai ateit dabar pas jūs į namus, kieme prišiukšlinti. Jo, tai vaizdelis buvo nekoks. Tarp kitko, žinai, kaip rotušiai statydavo eglę ir būdavo daug tų namukų, kur galėdavo užėjti. Dabar namukai yra išdėlioti. Eglė, kas nežinot, stovi prie karo muziejaus. Jo, čia šitą nustebino, visus nustebino šitas. Nes rotušė yra rekonstruojama. Tai dabar sudėliota yra palei kraštą ir yra labai ribotas kiekis tų namukų. O yra tai todėl, kad po apačia yra požeminis parkingas ir yra rizika, kad gali įlūžti. Nes vienas tas namukas pasirodo toną sveria. Toną? Aha, niekada nebūčiau pagalvojęs. Ko ten? Ką, žinau, iš akmenų plytų. Primesta, kad nenupūstų. Sunkaus klausimo paklausėjai. Nu jo, čia jau geras, įdomus faktas. Ir šiaip labai įdomu, yra visas miestas, ką tu ir sakei prieš Helovyną, vos ne labai iš anksto šiais metais. Jau pradėdavo ankstėti, kad parduotuvėse anksti yra visi kalėdiniai dalykai, kuriuos tu gali nusipirkti prieš Helovyną. Tai dabar jau prieš 3 savaitės, 2 savaitės gal buvo papuoštas tas miestas. Man fainai gražu, bet aš galvoju, ar neatsibos. Nu taip, nes aš irgi, pavyzdžiui, ateinam dar Helovynas neatėjęs, nueinam į depą, jau kalėdinių prekių. Primesta, kita prasme, į kur net Helovyno prekės iš šoną nustumtos, o jau pradžioj, žinai, kad tik tais įeini į parduotuvę ir iš karto kalėdinės prekės. Gerai, tai su ta gaida aš turiu to klausimą, ar jau pasipuošėjai pats namus? Nope. Nepasipuošėjai? Bet mes dar sprendžiam. Mes sprendžiam, kur dėti. Namus? Ne, puoštis namus, tai mes nesipuošėmės eglę. Puošėmės, bet mes sprendžiam dar dilemą, kur dėti eglę. Nes pas mus biški ribotas kiekis kambarį. Tai nusipirk tą, kaip aš turėjau, aš neatsimenu, nežinau, ar tu atsimeni, kai gyvenau vienas vienišas, aš turėjau tą plasmasinę, tokią mažytę. Aš turėjau tą... Pastiemus yra dar. Aš turėjau tą tramcemo eglutę, kur jinai iškart papuošta yra. Taip. Ir tu ją tiesiog gali laikyti visą laiką. Tu ją belenkur gali padėti, paskui baigėsi kalėdos ant spintos, numetėjai tiesiog ir viskas papuošta. Bet aš jos nenusimdavau iki kokio birželio. Pas mane jinai visa pridulkyjus buvo. Papurtidavai ir čiaudėt pradėti. Kaip pipirus. Mes sprendžiame tą dilemą, kur dėta eglė, nes turim labai smalsų šuniuką, kaip kažkada sakėm. Okay. Tai jisai labai mėgsta tokius blizgančius dalykus, apvalius, žaismingus, žinai, atrodančius kaip kamuoliukas. Aš tai galvoju, koridoriui gal dėk tada? Laiptiniai. Jo, varija. Lauke. Okay. Balkonė geriausia. Jeigu ne aš, iš tikrųjų mes namus jau būtume pasipuošę turbūt prieš 2-3 savaitės, nes... Tu stabdys buvo, ne? Buvo nupirkta jau seniai Hario Poterio žaisliuko ant eglutės. O, yes. Tai būtų jau seniai papuošta, bet aš esu stabdys ir sakiau, susitarėm gruodžio 1, tai šitą sekmadienį manęs laukia eglutės puošybos. Kad turka? Jo, ir... Vėl gyva eglė bus? Ne, negyva. Mirus. Nupjauta. Nuvytus. Ir kitas dalykas, aš čia irgi galvau, kad reikia šitą pašnekėti mum apie tą įžiebimą eglės. Pravažinėjom kaip tik eglę, žiūrėjau ją visai gražiai, iš tikrųjų tą Kauno eglę, čia pargrįžtant atgal. Ir aš galvau, kokio velnio, kodėl mes puošiam eglutės. Ir pasidomėjau, galiu papasakoti tiek tau, tiek visiems, turbūt nežinai, kodėl eglutė. Tikrai ne. Gerai, tai čia yra iš labai senų krikščioniškų papročių ir ateina iš to, kad eglutė simbolizuoja, pasirodo, Kristaus gimimą ir prisikėlimą. Daug nesigilinu, man atrodo, keista, nežinau, kaip galėtų eglutė... Aš jau įsivaizduoju, kad tu tikrai nesigilinai iš tą faktą daugiau. Šiek tiek po to pritempimą skaičiau, tai yra dėl to, kad eglė yra spygliuota ir ta karūna, kai buvo prikaltas Jėzus, jinai irgi buvo spygliuota. Ir būtent dėl to yra eglė. O šiaip tai, kaip iš viso tos pirmos eglės buvo papuoštos ir kaip visi pati pradžia buvo, man irgi labai įdomi. Pasirodo, čia yra tas žmogus, kur, manau, kad tu nežinai, ką jis nuveikė gyvenime, bet tai pastoji girdi. Tai Martinas Liuteris. Ne jaunesnysis tas, kur turėjo tą savo kalbą, bet Martinas Liuteris, jisai vaikščiojo vieną dieną miške. Į naktį, ne dieną, vieną naktį miške vaikščiojo. Kažkaip jisai pakėlė akis kaip tik prieš kalėdas į eglutę ir pro eglutės
kampą, švietė žvaigždės ir mėnulis ir jisai pagalvojo, kad labai gražiai atrodo. Tai po to parsinešė į namus ir papuošė. Čia buvo pats pirmas iš vis eglutės papuošimas istorijai. O šiaip tai labai daug vokiečiai prisidėjo prie šito. 16 amžiuje vokiečiai pradėjo puošti eglutės namie. Ir kas neišgalėdavo įsigyti eglutės, nes jinai pasirodo labai brangi buvo tais laikais. Okay. Kas negalėdavo įsigyti eglutės, puošdavo tokios medinės piramidės būdavo tais laikais. Iš medžio gabaliukų tiesiog sudėliotas. Šitą mačiau kažkur. Tai tas piramidytės puošdavo ir pasirodo senais laikais, mes dabar čia visokiom plasmasėm apkarstami, kad šviestų, spindėtų ir taip toliau. Pasirodo senais laikais valgomais dalykais puošdavo visokiais medaliukais ir taip toliau. Tai matai dabar Kauno eglė, kuom papuošta. Taip. Taip. Tai irgi čia yra tai, kad anksčiau puošdavo sausainiukais, medaliukais ir taip toliau. Įdomu, ar po to tik tai suvalgydavo ar ne, šitą nepastebėjau. Sugedusius tokius po mėnesį. Kur jau tysta, jau žinai, glajus jau. Bet man dar įdomu, pavyzdžiui, kai tu pasakei, kad pro eglės kampą pamatė ten žvaigždės, dar kažką, šviesą. Tai čia, kažin, iš to atėjo, kad dedam tą dažniausiai žvaigždę ant viršūnės. O, geras. Gera mintis, šito nepastebėjau. Nedaskaičiau, aš. Jeigu kažkas, kas žiūrėsit ketvirtadienį, arba šiaip va dabar kažkas klausot ir paskui žiūrėsit ketvirtadienį, parašykit komentaruose. Jeigu žinot, iš kur būtų įdomu sužinot, arba savo gal versiją turit, tai čia būtų irgi įdomu sužinot, paskaityti, gal ir aptarsim kitoj laidoj. Ir su eglutės papuošimu ateina eglutės nupuošimas. Kada vėliausiai esi nupuošęs eglutę? Vėliausiai? Vėliausiai. Įtariu koks mėnesis. Čia po ko, po kalėdų? Jo. Sausio gale. Nu kažkas jo. Nes aš, man atrodo, jeigu manęs atmintis neapgauna, mes praeitais metais namus nusipuošėm, kadangi negyva eglė buvo dirbtinė. Vasario vidury gal vasario. Kai jau pradėjo, kai ruda pradėjo darytis jau. Kai pienės išauga, ženklas yra nusipuošti eglė. Kai dar gyva, kai sakei, kad tai jau į parketą pradeda jau šaklis leistis. Jo, tada turbūt reikėtų nusipuošti. Labai džiaugiamės, kad tie, kurie vis dar klauso, dar neišjungėt. Vis dar palaikom. Šiandien durniuojam, biškiai tai. Bet dabar pats vietoj durniavimo šiek tiek rimtesnę temą paimsim. Ir aš šiandien su kolega diskutavau ir galvojau, kad būtų įdomu šiek tiek prasiplės momentelį. Ir kolega šiandien kaip tik grįžo iš šuns dresūros ir mes kalbėjom kažkaip apie šuns dresūrą šiek tiek. Ir, šunį tu dresuoji vienu iš dviejų būdų. Arba per geras patirtis, arba per blogas patirtis. Ką tai reiškia, jeigu šuo kažką padaro gerai, tu jam duodi skanuką, jisai žino, kad tą reikia daryti, tada gaus skanuką, gera patirtis. Arba per blogas patirtis, jisai padaro kažką blogai, tu jį nubaudi kažkokiu tai būdu tavo pasirinktų, ar uždarai į narvą, ar apšauki, ar dar kažką, tai your choice. Žinai. Na taip. Dealer's choice, kaip sakoma. Choose your poison. Ir tada per blogas patirtis šuo žino, kad to negali daryti. Atrodo paprasta. Paprastas gyvis, tu jį išdresiruoji kaip nori ir tiesiog sėda ir gauna skanuką. Bet mes po to pradėjom taip kažkaip giliau įlindom su kolega ir realiai tai tu žmogų gali lygiai taip pat dresiruoti. Visai tik tais biškis, protingesnis. Jisai, jeigu nori, tai nori, jeigu nenori, tai nenori. Koks protingesnis? Tu darbe kiekvieną kartą padarai kažką, hipotetiškai, nebūtinai tavo darbe, bet šiaip gal turėjai gyvenime tokių situacijų. Padarai kažką darbe gerai, gauni bonus. Kitą kartą vėl stengsies padaryti tą extra mile, kad gautum bonus. True. Šiek tiek true. Parneši namo savo sužadėtiniai gėlių, gauni pliusą, laiminga būna visą vakarą. Kitą kartą norėsi parneš gėlių. Kaip, čia žiūrint kokių gėlių. Čia vėl jau kiti rodikliai. Arba per metinės neparneši gėlių. Gauni. Bet ne tą gauni. Gauni rėkt, gauni piktą sužadėtinę namie ir daugiau taip nebedarysi. Bent jau stengsis nebedaryti. Taip. Nes vėlgi tavęs vyksta dresiravimas per geras ir per blogas patirtis. Vienokio ar kitokio būdu. Nes visas gyvenimas yra toks pats. Pavyzdžiui, nežinau, dar galim milijoną pavyzdžių sugalvoti, bet man atrodo, kad aišku. Principas jo, teisus jo, per tas blogas patirtis. Čia kaip tik vakar žiūrėjau šitą 8 dalį Greitai ir įsiutę. Jau nežinau, kaip sakei, 19 kartą. Čia tas, kur su lėktuvu, su mašina į lėktuvą ten pašok. Ne, čia kur povandeninis laivas išlindo. Ok, aš nežiūrėjau ten po tos trečios dalies. Ir vienoje vietoje gerai, ten kas žiūrėjo tą filmą, tai tikrai suprask, apie ką šneku, kai viena iš veikėjų Cypher
sakė, kad šitas... Sifonas lietuviškai. Sifonas, jo. Sifonas sakė, kad šitą... Kaip tu sakė, kad jis treniruoja per blogas patirtis, tai buvo blogo tipo, kad anksčiau, senose amžiuose eidavo prie kažkokios upės su vaikais ir čia toks biški, klišė, žinai, kur skambės, bet eidavo ir ten būdavo krokodilų. Ir jeigu, su vaikais suvalgydavo krokodilas vieną vaiką, tai kiti vaikai pamatydavo, kad reiškia, nereikia eiti į tą vandenį taip arti arba eiti su priežiūra. Paprastesnė gal buvo galima. Čia taip paprasčiau pasakiau, negu jinai, bet, jo. Jeigu nusideginė su degtukais vaikas, daugiau nebe... Aš tarp kitko buvau močiutės lovą padegęs, šitoks vienas iš... Aš mažas vaikas kažkaip radau... Kodėl nestebina? Aš mažas vaikas radau degtukų dėžutę ir kažką žaidžiau su ją. Ir būdavo tos, žinai, tos senos lovos, kur čiužnys viduj lovos ir jisai aptrauktas, toks kažkokia keista medžiaga, tokia, kur dega, bet lydosi kartu. Kur plastmasė, vaškas, nesuprasi, kas ten. Jo, ir aš deginau ir padegiau netyčia tą lovą. Tai gerai, kad laiku atėjo močiutė, nespėjo įsilepsnuoti užsidegti į namai, bet buvau padegęs. Wow. Tai be žodžių, bet pasimokiau per blogas patirtis. O mano tai buvo toksai, kur aš mėgdavau karpyti. Pasimdavau žirklį, nedaug dėviau žirklės pasimsiu. Okay. Mamos augalus. Ai, supratau. Kėdę, savo naują kėdę gavau. Nežinau, kiek laiko praėjo. Kaip tu sukarpiai kėdę? Nežinau, tiesiog užsimaniau pasidaryti skylę. Ai, supratau. Ne. Jo, tai, bet aš visą šitą papasakau, visą šitą apkalbėjom ir norėjau iškelti klausimą, labai retorinį, sunku, bet suprantant šitą, kad mes irgi dresiruojame, esam per geras ir blogas patirtis, kiek iš tikrųjų laisvos valios mes turim gyvenime? Realiai, daryti savo pasirinkimus tada. Nes jeigu mes esam išdresiruoti daryti vienus dalykus, išdresiruoti nedaryti kitų dalykų, kiek tada galėjau pradėti, galvoti, kiek gyvenime lieka tos laisvos valios. Čia jau man atrodo, jau atsimuša šitas jau klausimas į kiekvieno žmogaus dalį pasirinkimus, kas jam yra gerai, kas jam yra blogai. Kaip, bet jeigu jis išdresiruotas patirčių. Ne, tai faktas, jeigu yra tokių patirčių, kur visi esam patyrę, kas yra blogai, kas yra gerai, bet, pavyzdžiui, gal vienas nepasimoko pastoviai, jam gal patinka, pavyzdžiui, mašiną į medį varyti, žinai. Aš nežinau, kai tas per Lanką buvo kažkoks čiuvelis. Į mokyklą 16 su dviračiu nevažiuosiu. Jo. Tai va. Gal, bet čia tas mane ir suglumino, nes realiai kaip giliau mastai toks, gal tu visai kitaip elgtumės, jeigu nebūtum praėjęs tas dresūros. Čia kiek tau bus iššaknytas, žinai, kokiu būdu šitas dalykas bus iššaknytas, nes dabar šiais laikais, pavyzdžiui, irgi jau daugiau jau atsižvelgia į vaikų jausmus. O kaip anksčiau būdavo, mažiau atsižvelgdavo, būdavo jau tas biškai griežtesnis toksai tėvų mokymas ir panašiai, o dabar jau... Iš tapkės, iš diržo, iš laivo. Va. Blogos patirtis dresiruoja. Taip, o dabar jau reikia atsižvelgti į jausmus vaikų. Ir teisingai, aš manau, kad teisingai. Ir tada kitas dalykas, kur reikia atsižvelgti į jausmus ir čia dabar sudeginsiu kokį nors tiltą, vieną, kitą, antrą, trečią. Aš turiu tokią mintį vėlgi, kuri irgi iš patirčių kyla, kad kito žmogaus laikas visą laiką realiai yra svarbesnis negu tavo laikas. Ir pabandysiu paaiškinti, gražiai prieiti prie to. Jeigu tu, tarkim, esi savaitgalį laisvas, ir jeigu tau kažkas pasako, davai atvaryk, kažką paveiksim, arba davai atvaryk padėti, ar dar kažką tai, ir tu kaip ir laisvas esi, bet kaip ir per visą savaitę esi pavargęs ir gal norėtum pabūti namie, norėtum pailsėti, norėtum nieko neveikti, norėtum savo hobiais užsiimti, bet tai jau pakvietė. Ir tada tas moralinis įsijungia, kad tu turi varyti, nes jeigu nevarysi, tada prastys, bet tai tu laisvas, nieko neveiki, kodėl tu negali atvaryti. Gali duoti pavyzdį. Gali. Čia va, kaip sakė, tiltus sudeginsim. Taip, tarp mūsų tai jau seniai sudeginti tiltai jau. Sudeginai. Tai šitą šeštadienį, kai buvo.
Taip, lygiai tas pats. Aš turėjau varyti eros, bet... Ne apie tai kalbu. Kai buvo aš po darbo, paprašė atvažiuoti padėti spintas išnešti. Aha. Nu, ir tad buvo mano tarpas, tu kaip paprašė, sakai, gal po darbo galėtum atvažiuoti ir aš galvoju, planuojasi taip, man 4-5 valandą atvažiuoja mašina, reikia remontuoti. Galvoju, nu tai turiu kokią porą valandų, žinai, nu bet galvoju, norėčiau aš nuvažiuoti ramiai į garažą, taip atsisės, susitvarkyti, pasiruošti, nu tvarkingai, žinai. Ir tada tu tai parašė ir taip, nu jau nėra kur dingti. Nu ir susidegino tos valandas, paskui nuvažiuoju į garažą ir viskas po skubom, tik tai. Jo, yra šitas ir aš norėčiau, kad realiai būtų gal tas visuomeniai, aš nežinau, ką reikėtų daryti, kad būtų kitaip, nes turbūt ir patys tą patį darom, ką dabar diskutuoju. Pats paklausiu tojas, ką veiki savaitgalį, sakai nieko, sakyčiau, davai atvaryk pas mane kažką pažiūrėti, sakytum, nenoriu, aš toks, what the fuck. Tai ką, tu geresnio veiksi? Nu, jeigu sakai, kad nieko neveiksi. Kodėl negali? Nu. Bet šitą gal reikėtų, gal čia su amžiumi, aš nežinau, išsprendžia šitas, nes, nu, net ir nežinau, žinok. Ne, nu čia man atrodo, jau čia turi tiesiog, bent jau... Čia kaip irgi ne vieną kartą sako, tėvai, atvarykit, palakstys šuo, žinai, ir panašiai. Pabendraut nori. Pabendraut, taip, su šuniuku nori pabendraut. Nedaug dievė atvažiuosi be šuns. Tai tave išvys važiuoti atgal namo, pasimt šunį ir tada atvažiuoti. Anūkus visą laiką labiau myli negu vaikus. Ne, nu tai čia jau faktas, faktas kaip blina, žinai. Bet, nu, kartais būna jau taip sėdi ir kur, nu, jau, kur prieini tą jau vietą, kur tiesiog ne. Tiesiog tingi, jau visiškai, kur nori laisvo savaitgalio, bet aš taip, pavyzdžiui, taip ir pasakau. Jeigu aš noriu laisvo savaitgalio, niekur nenoriu važiuoti, noriu ramiai savo pagulėti lovai be kažkokios papildomos kompanijos, tik tais, aš ir sužadėtinė. Tai ne, paprasčiausiai sakau, ne, šį savaitgalį netvažiuosim, nes, žiauriai noriu pabūti namuose. Ir šitą aš tavo norą puikiai suprantu, aš irgi ne vieną kartą pastaruoju metu skundžiaus labai, man dažnai iškrenta, kadangi dirbu Žalgirį, man dažnai iškrenta kašė savaitgalį, nes būna sekmadienį žaidžiam LKL rungtynės, šeštadienį žaidžia Žalgirio dubleriai vaikai ir šeštadienį... Kiekvieno baliaus to reik varyt, pastovi. Visą laiką po baliaus iškrenta jo, bet šiaip šeštadieniais būna dubleriai, sekmadieniais būna LKL'as ir retai iškrenta tie savaitgaliai, kada nėra nei vienų rungtynių, nes žaidžiam visą laiką išvykoje ir tada nereikia man darbuotis ir tada sukrenta visokie kitokie reikalai, tai reikia ten važiuoti, tai to gimtadienis, tai 2, 3, 4. Prasideda. Ir šiaip jeigu aš pabandyčiau dabar suskaičiuoti, kada aš paskutinį kartą turėjau visai laisvą savaitgalį, kada aš nieko neveikiau. Tai turbūt buvo balandžio mėnesį. Tos visos dienos bendros laisvos. Tai vat kartais aš suprantu, man irgi to norisi padripsot, nieko neveikti. Jis teko pažaisti, nes žaidimai nepereiti, bet kiek laiko man galvoje stovi, sprendžia. Tai va, tai sakau, pagausi ir tu tą momentą, kada jau sakysi, ne, hebra, viskas. Aš būnu namuose šį savaitgalį ir atstokit nuo manęs, nerašykit, aš būnu savo ramus. Kiaušų netrišti. Iš tikrųjų, tau irgi tas momentas. Iš tikrųjų, tai būna tiesiog momentų, kad nenoriu pykti su žmonėm ir tiesiog važiuoju. Atidedu save į šalį ir čia turbūt nėra gerai. Reikia visą laiką turbūt save statyti aukščiau kitų, bet aš visą laiką save pakišu žemiau kitų, nenoriu pyktis ir sakau, gerai. Galiausiai linksma būna, bet all in all tai vis tiek nėra to savaitgalio, kada atsišviežintų galva. Sekančią dieną vis tiek gulilovai. Kam aš ten važiavau? Ne, sekančią dieną nesigailiu, bet jeigu būnu niekur nevaręs, tada būnu toks refreshed, žinai, toks kaip... Žinai, kur tu sakei, kad kai tau tracokas atėjo, ne? Tai tu po 3 dienų sakai, kodėl aš ten variau. Čia reikia perdaryti džinglą į sveiki sugrįžę, ką gero, nes atvykę tai jau atvykot jau prieš 2 valandas. Čia man atrodo tavo darbas. Ne mano, reikia paprašyti, kad padarytų, man tiesiog įgarsinti reikia. Eisi, tu įgarsinsi dabar palaidos. Gražu. Nu, gražiai turėsi įgarsinti. Tavo balsas geresnis. Tai kas, bet reikia įvairesnį. Reikia bendrai pasiskirstyti, ne? Taip, reikia pasidalinti darbus. Jo, kaip ir pasidalino tiktokeriai. Oi, ten buvo bairių. Buvo... Man užstrigo žiauriai, ta prasme, tiesiog šiandien vartau TikToką ir vakar ir dar kažkuria diena buvo. Tūlikė sėdėdamas. Geriausia. Aš TikToką tik tūlikė atsitarau, aš nemeluoju. Tiesiog, aš niekada jo nejungiu per dieną, išskyrus tada, kada tūlikė buvo. Arba tada, kai reikia komentarus paskaityti.
Nu, jo, nu, tai kai mūsų keliu, jo. Nu, taip. Bet čia neskaita, čia darbiniai reikalai jau. Bet šiaip sau tai... Pasižiūrėti, tik tai tulikai atsidarau. Supratau. Jo, nežinau, kiek tu matėjai, kiek nematėjai, kai jis dabar čia gyvuoja laivai, žiauriai, praktiškai belenkas vos ne, jau gali daryti laivus per TikToką. Čia tas mikrofonas labai toli, manęs. Nu ir dabar žiauriai daug mėto, turbūt daug kas žino Bielką, Gerdą Bieliauskaitę. Man šitų nemeta ant mano paskyros, bet man dabar meta, kadangi mūsų paskyra yra naujai sukurta ir ten kol dainu, man išmeta stovi. Jisai nežino, kad nežiūri šlamštą. Lietuviškas naujienas. Jo, ant mano paskyros nemeta tokio, bet ant mūsų darbinės išmeta. Taip, tai kas žino Gerdą, tai ten... Ką daro jie ten? Aš žinai ką aš žinau iš lietuviškų laivų? Aš žinau tą poltuką, kuris fūroj sėdė. Kuris fūroj sėdė. Ten tai geras irgi. Aš žinau Maybachą, kuris ten, nežinau... Ten blogai. Kuris ten sausainius susilkę valgo ir ten... Ir mašinoje gyvena. Mašinoje gyvena jis dabar? Jo. Kur jie dingo butas? Va taip va. Ką dar aš žinau iš jų? Ta kažkokį Petrušką, tą kažkokią žinau, tą senį, kuris sėdi ir geria visą laiką įsijungęs laivą. Ai, Petra. Nu. Jo, tai čia kur su Maybachu jie pastoviai kovoja. Aš tiek nežinau, aš... Taikosi kovoja, ten visko būna. Aš ant tiek nežiūriu laivų, kad aš nežinau, ką reiškia, kad kovoja ten. Aš ant tiek ten, ne mano tema. Ten Jungle Kingo reikalai, paliekam ten kaip čia yra. Čia irgi ne mano tema. Tai ten jo, paliekam ten kaip yra, jau viskas iškalbėta, viskas pasakyta kitų žmonių. Bet ten žiauru iš tikrųjų, o pavyzdžiui, kas liečia, ten yra dabar ir ten ta Gerda su tokiu Sapre. Susieina, įsiskiria, ten žiauru vieną dieną įsijungi TikToką. Palauk, aš žinau, jis krepšininkas buvo. Taip, iki ko iki traumos. Tipo iki traumos, jo. Jis NKL tik tai žaidė, man atrodo. Taip. Gal LKL vienas sezonas buvo? Ne, LKL jis, man atrodo, nepateko, pats sakė liktais. Okay. Nu, žodžiu, tai ten darė nesąmonės, jisai pats ten irgi su... O Jėzus, net užkrito šitas ten irgi sportininkas, tas blondinas. Nu tai pasakyk, ką pasakyt norėjai. Pasakysiu, ką pasakyt norėjau. Pasakyt norėjau, tai kad žiūri vieną dieną, scrollinį, įsijungia Gerda. Laiminga, ten ten daro, ten kažkokius kolabus, ten kartu, ten kalba, ten, žinai, per TikToką, kai gali dviesi ten daryti, kovoti, žinai, kas daugiau ten, jiem ten atsiūs dovanėlių, ten kažkokių nesąmonių, jos tom dovanėliam, tai iš vis ten žiauru. Ir kitą dieną, aš nebenoriu gyventi, mane užkniso, aš nenoriu. O jis sekantį praskrolinį, tada Sapre. Kaip taip galima? Aš pasiduodu šitam gyvenime. Vakar jūs buvot laimingi, kas jums yra? Bet čia kai Maybachas, ta merga savo irgi visą laiką skiriasi. Oi, ten. Pirmyn atgal. Gerai. Jau įsiskyrė, man atrodo. Gerda čia ta pati, kur OnlyFans'as turi. Aha. Tikrai taip. Sakė dabar akcija. Žodžiu, ką aš norėjau pasakyti, kokią aš nuomonę apie ją esu susidaręs. Man visą gyvenimą tiesiog atrodo, kad mergaitė turi labai daug psichologinių problemų. Aš nežinau, kas buvo nutikę jos vaikystėje. Man atrodo, kad tiesiog yra problematiškas ją iš to, kaip jinai kalba, iš to, kaip jinai elgiasi. Man atrodo, kad jinai tiesiog bando visų šito elgesį užglaistyti kažkokius tai dalykus savo vidinius ir nežino, kaip tai padaryti, tai gaunasi pačiu šudiniausia, aišku, būtų, bet... jo, ten kaip save patikė, nu tai, aš stengiuosi kuo greičiau paskolinti, žinai, kad nerodytų TikTokas daugiau jų, bet, vis tiek kažkaip nesigauna, aš nesuprantu. Jo, čia realiai grįžtam prie mūsų pačio pirmo, turbūt, podcast'o, kada mes kalbėjom, kad bando per nuogybas ir taip toliau gauti populiarumą, taip. Tai čia vat yra Gerda, pavyzdžiui. Jo, čia labai, labai tinkantis pavyzdys Lietuvos perliukas. Bet bremba, jinai tas OnlyFans'us, bet jie nėra daug metų, ne? Nes man atrodo, aš kažkodėl tokią nuomonę turiu, kad jinai OnlyFans'us pradėjo dar būdama nepilnametė. Kas yra? Biški. Čia Alio policija. Geras klausimas, Lietuvos policija. Hashtag. Bet man tai geriausia patiko labiausiai, kai buvo į vaizdo įrašą įkėręs šitą Saprę, kai kalbėjom užsirovęs ant Stonkaus.
Okay. Nematei? Aš kažką labai mažai mačiau. Taip, jie paskui ten per savo podcastą sakė kažką šiek tiek ir sakė, kad Stonkus, kad labai daug laukia problemų Sapras. O ten geriausia, kai Saprai kėlė, jis paskambino Stonkui ir kas nežino, daro Stonkus savo irgi podcastą atskirą šito Vytuko. Sako, ir sako, pakėlęs ragelį, sako, a tu, sako, kam paskambinai, sako, Mantui, a Vytukui. Vytukui? Tuoj palauk, tuoj pakviesiu Vytuką. Ir pradeda Vytuko balsu šnekėti. O Jėzau. Okay. Smagu ten, gardu. Man tai jie yra nesmagu, man tai yra, nežinau, man gaila jų visų. Gėda, šiaip gėda. Svetima gėda yra, būna įsijungia jo, nes apie Gerdą aš turiu šiek tiek gailėšio, tam kitam tiem bičiam, aš neturiu gailėšio. Jie tiesiog. Ten tiesiog. Nežinau, neturėt. Ten be žodžių. Nekomentuokim geriau, nes, ta prasme. Jo. Aš užvietinęs tai buvau, tai dabar... Ačiū, malonu, labai. Fainas tu. Pakartoką sakei. Kuo dabar papasakosi, draugėlį? Kadangi, mes... Visi dabar Lietuvoje esam realybės šou ekspertai. O, Jėzu. Nebe tik aš viens. O, vis dar negali. Čia sakė, inside bar nesakyt, bet pasakiau. Tai va, tai kadangi visi ekspertai, nes vos nepasakiau. Nes visi žiūrim pas Davidą Bendžių apžvalgas, daugelio realybės šou. Aš pamačiau, kad bus naujas realybės šou. Aš esu visą laiką mėgėjęs pasiekti, nes galvoju, gal dar kur nors dalyvausiu, kada tiltą galvoju šiaip statyti, bet nenuvariau. Aš labai tikiuosi, kad tą laidą, kurią dabar apkalbėsim, tai kad jisai darys irgi tiesiog. Jo, tai bus naujas realybės šou ir aš nežinau, TikTok'e šiaip labai daug yra, mes daug labai kalbėjome apie TikTok'e šiandien. Šiandien TikTok'e tema. TikTok'e daug yra. Yra toks realybės šou, kur ateina žmonės, pitchina savo verslo idėjas, verslo rykliams, kurie turi daug pinigų ir jie pasirenka investuoti į tą verslą ar ne. Mačiau ir kuriozų visokių ir tikrai gerų verslų. Ir ten jau nemažai tų verslų jau yra įsisukę. Ir mačiau, kad Lietuvoje dabar bus toks realybės šou, kurio bus pavadinimas Rykliai ir lygiai tas pats konceptas. Ateisi, pasakysi savo verslo idėją, kad nori pardavinėti sausus pusryčius bare. Ir tada sakys, aš tau duodu babkių, gera idėja. Neduos tau niekas babkių, jau domai. Jau šitą nieks neduos babkių. Šitas konceptas, jisai yra įdomus. Nemanau, kad jisai Lietuvoje prigis. Labai nemanau. Lemba, ką mes ir kalbėjom, kas ten sėdės? Nu davai, top 3. Top 3? Varyk. Gerai, tai yra tas barštys, kur gali sėdėti. Nu taip. Tada kas dar? Aš nežinau tų turtingų dėdžių Lietuvoje. Padirk. Matėjo Šaitis gali sėdėti. Pardavęs, jeigu jau pardavė. Tada kas dar gali sėdėti? Aš nežinau tų turtingų dėdžių. Kiek yra jų, ką žinai? Rolandas Mackevičius sėdės. Savo tą mašiną pardavęs. Man atrodo, nuinys greičiau. Natalija. Šiaip, čia gali būti. Jo, bet aš neįsivaizduoju to koncepto Lietuvoje, kiek ten gali paprašyti ir kiek jam duos pinigų. 10 000, 50. Bet aš manau, kad atsiras ne tie žmonės, kuriuos mes žinom, bet atsiras tie, kur tikrai verslininkai, bet daug kas jų nežino. Aš žinau, tas yra tokios angelų sargų organizacijos Lietuvoje, tai vadinasi, man atrodo. Kažkas. Ir jos irgi investuoja, jos nusiperka dalį akcijų ir prižiūri, kad tu greičiau augtum. Aš šitų žinau, kad jie yra. Ir prievo duoda žmogui nuo nulio, čia kažkaip įdomiai. Yra tos kredito unijos, kurios duoda pinigų šiaip Lietuvoje verslams. Aš bandžiau pienui per ten gauti paskolą, bet ten turi labai daug, turi verslo planą visą padaryti, visą kitą. Kas yra normalu, nes turi parodyti, kad tu esi apsisvarstęs, kad tu nebankrutuosi ten per pirmą mėnesį, neištaškysi visų pinigų tiesiog į orą, bet ten yra labai sudėtinga gauti, ten turi ir laiduotojus turėti, kurie po to grąžins, jeigu ką už tai pinigus ir taip toliau. Ir dar yra europiniai šiaip pinigai egzistuojantis, darant verslą. Irgi galima jos gauti kažkokiai tai savo veiklai, dabar irgi mačiau ne vieną kartą, čia diskutavom, kad nuo sausio mėnesio, ar nuo gruodžio galo, kažkada, tiesiog kitais metais, tai bus galima teikti paraiškas gauti pinigus savo verslui naujam. Shout out. Pavyzdžiui, mes galėsime pateikti
paraišką ir gauti kameras, dėl to, kad filmuojam podcastą, apie tai, kad darysim verslą. Tai žodžiu, bet tas realybės šou, aš šiaip tai gerai, bus įdomu. Aš laukiu, nes man yra įdomu, taip. kas ten nutiks ir kaip visą tai atrodys realybėje. Aš labai tikiuosi, kad, sakau, peržiūrės Bendžius ir pakomentuos, nes aš ten įsivaizduoju, kad ten bus daug fainų ir nefainų dalykų. Man dar man netiek įdomu, kas ateis sėdėti tose, būtent rykliuose. Kas bus rykliai, bet man įdomiau, ką lietuviai parodys ir ką pasiūlys. O čia bus įdomu, ką gali. Ant kiek mūsų yra galimybės šiais laikais dabar yra. Vat čia yra įdomiausia man dalis. Blema, jeigu kas nors šiaip, žinai, kokiam verslui duočiau pinigų, kad padarytų verslą. Jeigu kas nors išrastų koinės, kurios pačios, jeigu numeti, nueina į skalbinių dėžę. Kiek problemų gyvenime išspręsti? Čia, man atrodo, galim grįžti prie šunų dresiravimo. Nes mėgsta jie koinės, mėgsta. Maniškis neima, bet čia tavo atmaskė yra dėl to, kad mėtai vėliau, kur koinės ant šuns nunašai. Ne. Aš žaislų užtat neperku. Ok, einam pagalvosim, bėgičiau, kokią nors verslo idėją. Ir pargrįšim dar į eterį. Gerai. Nu ką, paskutinis išėjimas šiandien. Aš tavęs pamiršau praeitą kartą paklausti vieną dalyką, aš dabar tavęs paklausiu. Koks tavo realybės šou yra pats mėgstamiausias? Daug matęs, vis tiek. Nori, kad tą pasakyčiau. Ne, vėleka. Realybės šou mėgstamiausias. Nebūtinai tas, kur aš dalyvau. Aš realiai, ką realybės šou... Nebūtinai tas bėgičiau. Ne, baig. Ne, gerai, normaliai. Taip. Aš kiek dabar mačiau tų realybės šou, tai realiai tik per Bendžių. Paskutiniu metu, aš šiaip tai nelabai žiūrėdavau tų realybės šou. Jaučiu... Gal netgi pasakyčiau šitas... Strigo dabar pavadinimas. Praeitas buvo Bendžiaus. Praeitą žiūrėjom. Neatsimenu. Kur dėžė. Tobulas mačas. Va. Tobulas mačas. Ok. Mano mėgstamiausias realybės šou, man tai patinka tie iš senų laikų. Ir mano turbūt pats mėgstamiausias būtų baras. Bet aš ten mažai jo atsimenu, bet aš atsimenu vaikystėje visą laiką labai yra tas baras realiai. Ten kablys. Ne, jo. Gal maišau. Bet vaikystėje visą laiką prašydavau tėvų, kad nuvežtų mane, kol rodė tą realybės šou, nes jie Palangoj darė ir galėjai nuvalyti pas juos. O kitas turbūt būtų Kelias į žvaigždės, man ten labai patikdavo. Čia legendinis. Ir visi kiti. Žiūrėk, aš tavęs dabar turiu vieną klausimą. Noriu paklausti. Bet tokį žodžiu, laida baigės. Ne, dar nesibaigė, biški. Dabar biški palavinsim tavo smegenis. Pažiūrėsim, kaip greitai Domas sugalvos. Klausimas būtų labai paprastas. Dabar tau duoda kiek nori finansavimą ir tu sako tau padaryk realybės šou. Aš padarau realybės šou. You go. Aš padarau realybės šou. Blemba, nežinau. Žinai, ką norėčiau? Šiaip tai labai norėčiau, kad lietuviškas tas Love is Blind būtų. Va šitą aš norėčiau. Turbūt čia sakyčiau babkės ir padaryčiau. Jo, čia geras konceptas, jo. Realiai, jo, nes... Būtų smagu pamatyti, ant kiek pasirašytų pirmas dalykas Lietuvoj. Manau, kad tikrai pasirašytų. Nu, tikrai būtų, jo. Būtų. Paimtum paltuką, atpažintum iš karto. Gerai varot! Tai va, šiaip tai geras klausimas, aš pagalvosiu, nes aš kažkada turėjau realybės šou idėją, aš buvau jau užsirašęs kažkur vaikystėj, man buvau sugalvojęs tikrai, jeigu pavyks atkas papasakosiu, bet tokie reikalai. Šiaip labai būtų irgi gerai, jeigu žiūrint dabar į mūsų YouTube'o žiūrovus, tai ir jūsų, jau žinau, kad ne vieną kartą prašiau į komentarus daug ką parašyti, bet dar kartą paprašysiu, pabandykit taip trumpai, kažkokį pavadinimą sugalvot ir pasakykit savo realybės šou, kokį norėtumėt pamatyti. Pabandysim perskaityti komentarus, kažką išrinksim. Ir bėgičius duos pinigų padaryti. Ne, neduos pinigų padaryti. Ok, tai man atrodo, ties čia ir baigim šiandien. Užteks jau gal, ne? Laidą baigim, ne šiaip baigim šiandien. Tai va, ir jau turėjom tą visą pačią pradžią, tą nepatogumus, trečioji laida. Netrukus norėsim pradėti mes įtraukinėti ir jūs klausytojai į mūsų laidą.
Norėsim šiek tiek jūsų įstraukimo tiek laidos metu, skambinant į studiją, tiek šiek tiek prieš tai. Ir šiek tiek prieš tai mes turėsim jums klausimų mūsų socialinėse tinkluose, mūsų paskyrose. Tai Facebook'e, Instagram'e, TikTok'e, YouTube'e, Begis ir Belis, galite mus surasti labai paprastai, nieks daugiau taip neužsivadinęs durnai, tik tai mes. Tai surasti nebus sunku ir mes ten pradėsim įvedinėti, mes tikrai norėsim, kad pasidalintumėte šiek tiek savo istorijom. Netrukus, vėlgi, norėsim taip pat apeliuoti į jaunus muzikos kūrėjus, labai norėsim pagroti ir jūsų muziką mūsų eteryje, kad ne tik tą, kas man patinka, grotume, bet bent jau ir tą, kas jums ir jūsų šeimai patinka ir gal dar tada turėsit naujų superfanų. Tai šitą vietą irgi netrukus įtrauksim ir realiai tiek. Planuojam ir prizų šiek tiek paprašyti direktoriaus Radio Tau, kad mums išskirtų. jau rytoj, man atrodo, sulauksės viso. Kad galėtume jūs apdovanoti. Lygiai taip pat už jūsų indėlį į mūsų laidą. Nu ką, taip, šiandien čia buvo mes, Begis ir Belis. Labai ačiū tiems, kas žiūrite, ačiū, kas pražiūrite iki galo, nes šitą vietą aš jau net nesitaupau, nes nieks pati galą išjungia, nieks nežiūri, nieks neklauso, visi miega jau dabar eterė. Tai čia buvo mes ir iki kito antradienio. Iki.